Labas vakaras kolektyvas, taigi, senokai video bekėliau, praeitas mėnuo buvo labai prastas, taip galim įsireikšti. Bet prie Trumpo, kas treidina, kas iš tikrųjų treidina, mato, jog price actionas iš tikrųjų labai baisus. Bet progų galima rasti ir aš vieną radau, su kuria dabar pasidalinsiu. Šią savaitę du treidai buvo, vienas suėjo, kitas nesuėjo po šiai minutį. Rytoj, penktadienį, ta prasme, galbūt šoksim į treidą, jeigu kažkas bus įdomesnė, jeigu ne, nebus, bet turim vieną treidą, uždirbtą 3,5%, tradiciškai USD/JPY ir galima tikrai pasidžiaugti, jog treidas buvo pakankamai tvarkingas ir price actionas nenuvylė. Tad varom pasižiūrėsim argumentus ir žiūrėsim, kas gero. Žiūrėk, treidukas buvo šitoj vietoj. Čia replėjaus net nejungsiu, nes iš tikrųjų pakankamai greitai suvaikščio per valandą laiko. Treidas 1 prie 3,5. Dabar kaip matote ir kaip žinote iš teorijos, sekame trendą. Šitoj vietoj trendas labai aiškus. Iš tikrųjų labai aiškiai nuvažiavo žemyn, pakilo į viršų, vėl toliau važiuoja žemyn. Iš didesnio time frame šitoj vietoj mes matytume boss. Tai kaip ir teoriškai, tik profitą buvo galima dėti žemiau šitos vietos. Šitoj vietoj būtų nuos liquidity lygis ir RR'as gautųsi 6,2. Neblogai. Bet to nedariau. Ir tik profitą iš tikrųjų pasėmiau šitoj vietoj, kas būtų mūsų mažesnis bossas, kas būtų liquidity grabas būtent iš šitos vietos. Dabar argumentai. Man iš tikrųjų šitos situacijos labai patinka. Kodėlgi? Žiūrėkit. Čia mes kaip ir turime pas mus supply, kad ir iš 5 minučių, bet dabar kame esmė yra visa. Nuo šitų vietų kaina važiuoja vien tik tai žemyn. Čia kaina, ką daro, važiuoja jinai žemyn. Visiškai, kaip matot, kaina nuo šitos vietos važiuojant į žemyn formuoja mums, sakykime, bossus. Ir šitoje vietoje žemiausias taškas buvo, iki ryto, kol mes pradėjom treidinti, kol aš pradėjau ieškoti pozicijos, kur galima įeiti. Prieš tęsiant toliau, Hebra, brokeris, svarbus dalykas. Pro firmose galit susikurti pradinį kapitalą, su brokeriais dirbate. Iš tikrųjų, UshKFX galit susirasti, kas yra rekomenduojama, su ko aš dirbu, su ko dirba. Visa, sakykime, mano šutvė, mano visi meistrai ir studentai ir tikrai rekomenduoju turėti gerą brokerį. Tad Bitcapas arba Heroesas, viskas yra aprašyta. Tada važiavimas į viršų. Ir kodėl sakau, kad man patinka šitos vietos? Nes čia elementariausiai, ką mes turime, tai yra liquidity grabai. Tai yra vieta, kur uždaromi selleriai, kurie iššokinėjo būtent šitoje vietoje, šitoje ir šitoje. Jeigu čia nenusėmė tik profitą. Čia yra liquidity grabai. Minimalistiniai, bet jie yra būtent šitoje vietoje. Ir viskas, man to užteko, buvo iš karto impulsas apačion, šitoj vietoj galima stebėti, galima žiūrėti, kaip ir change of characteris, reiškia, lendant į mažesnį time frame galima ieškoti entry taško, kas buvo daryta su premiumais, šitoj vietoj mes net ir 5 minučių tarpę matosi, kas imbalansas, kas duoda mum ką, duoda mum entry. Ir nuo šitos vietos ką mes turime padaryti? Tai nusistatyti protingą SL-ą, jau sakykime protingą entry mes turime. Nuo imbalance. SL-as reiškia viršvikų, reiškia būtent šitoje vietoje, kas paneigia mūsų strategiją, tam yra reikalingi SL. SL-as būtent šitoje vietoje reiškia, jeigu kaina nuvažiuos aukščiau į viršų, galimas didelis potencialas, jog kaina toliau važiuotų į viršų. Bet čia jau kitas scenarijus, kitaip truputuką filosofuoti reikia. To kaina nepadarė, mum ėjo, davė truputuką žemyn, kas, sakykime, šiokio tokio džiaugsmo suteikė. Ir tada grįžo priminimas, jog Trumpas valdžioj, saugokitės. Grįžo. Iš tikrųjų, čia buvo likę pusę. Jau pusę mum iki pačio selo, jau
Palikta, yra nusistatyta strategija, yra SL-as, yra tik profitas, nu tu ir palieki. Ramiai galva. Ir tada stiprus pušinimas apačion. Šitoj vietoj mums davė naują bosą. Nuo šitos vietos aš daviau jo Hebra paliekam. Break-even, ką mums duotų, jog saugom kapitalą. Nu, ta prasme, viskas tas pats. Ir tada galiausiai šitoj vietoj turėjome pusės valandos konsolidaciją ir pušinimas toliau žemyn. Ir kaip ir sakiau, būtų galima buvę laikyti iki boso, iš didesnio time frame ir čia gautųsi 1/6. To nedariau, nes jeigu neklystu šitoj vietoj, kaip galime matyti pagal candle'ą, buvo eventas. Ir volumas truputuką didesnis. Nu, va, lygiai 5 valandą. Čia buvo eventas, iki evento aš jau laikyti nebenorėjau, pasiėmiau tik profitą, 1/3, džiugu, visi džiaugiamės ir volia. Tai va, hebrytė. Ačiū, kad žiūrėjote. Argumentai paprasti. Jau šitą situaciją, aš man atrodo, netgi esu pasakojęs ne tik meistrams, bet ir YouTube kanale. Nu, reikėtų iš tikrųjų prasėti pro video. Tikrai rasit pavyzdžių, kur galima matyti panašią situaciją, kurią galima suprasti. Viską galima pritaikyti ir kuo tu daugiau treidini, tuo labiau tu matai situacijas. Tas yra tam reikalinga patirtis Forex. Kuo daugiau tu treidini, kuo daugiau situacijų tu į hardą įsikiši, tuo geriau tu matysi, kas gali vykti, kas galbūt gali vykti, pagal tai pasistatyti edžą ir iš tikrųjų dirbti. Tvarkingi treidai, tvarkingas RR-as. Svarbiausia, nedarykit minusinio RR-o, nes long terme tu būsi minus. Geriau, sakykime, mažesnis migrationas, bet didesnis RR-as. Ir tas jums tikrai duos neblogą edžą. Todėl, hebrytė, kaip visados, mokomės, dirbame ir judame link bendro tikslo. Uždirbti $. Bye bye.